Sveiki gyvi, ruduo, lydekų metas. Tai va, nieko nelaukiam, sėdam į kajaką, už manęs matot ir varom pabandysim paspiningauti. Atvariau su nakvynė, nežinau, sakau, 2 šalimais čia yra ežerai, tai pabandysiu vieną, kitą. Tik tais dar nenusprendžiau, jeigu šitam nekips, tai ant vakaro perėsiu gal į kitą. Tai va, arba rytoj iš ryto perėsiu į kitą ežerą, pabandysim. Tai va, na, žiūrėsim, kaip seksis. Šeši. O, čia stovi kažkas. Žinau, kad yra čia karšių. Gal čia karšiai taip ir susispietė visi ant brovkės. Taip žiūrint, 2 metrai matėsi kaip nieko. Visur. Lėtis. Geras. Ir žuvies nesimato, kiek nuskanavau. Gilyje tiek ir yra. Kaip tolėti? Dipers išvis tuščia rodo dugną. Geras. Labai skaidrus ežeras, daug tokių sėklių aplink. Kelios duobės, po 18 metrų, nu bent jau Diper premium batimetrija taip rodo, aš ten nebent skanau, bet iki 10 Diperis paskanavo, nu, tikiu, kad kažkur ir 18 gal yra. Tai va, nu dar kokią vieną įlankėlę paprasuksim ir jaučiu reikės pirdolinti kitą ežerą, nes mėtų, net ešeriukai nekimba. Šakės. Reiks persibazuoti kažkur kitur, kur žuvis labiau išalkus. Dasidūriu iki naują ežeriuką. Eina savo. Ramus, praktiškai vėjo nėra, vidury miškų. Tai va, name ežere vienas tas ribokas, tik įlipau į ežerą, iškart varė link mašinas ir namo. Tai jau nebuvo geras ženklas. Tai va, nu tikėkime, šitam bus biškai geriau. Visa valtis, nežinau, eglių, spiglių, šapaliukų, visokių, nežinau, ko tik nori. Visokių šiukšlyčių, pilna lapų. Tai va, kol dasykas jau čia per brūzgynus netoli, bet vis tiek. Na ką, nieko nelaukiam. Vors lipa ant galvos. Ir ką, ir bandysim pamėtyti.
Dicka buvo. Sėdi vėl. Gal net tas pats. Iki kiliko toks slidriukas. Gražiai lupytė ant pantūno. Vakaras jau, išlipau į krantą. Eina savo, perėjau šitą naują ežeriuką. Ir blemba, taip galva pradėjo skaudėti, toks visas, nežinau, dehidratavęs. Spiningau, dar spiningau, bet jau viskas iki paskutinės, sakau, reikia lipti į krantą. Išlipau į krantą, pasidariau arbatėlės. Vaistų įkaliau, biškį pasėdėjau ir variau ant vakarinio. Tai va, vakarinis kažkaip kibimas neblogas buvo. Aš vieną pagavau lydekioką, 2 kibimus turėjau ir greičiausiai tas pats, ta pati žuvis antrą kartą kalė. Tokia iki kilogramo lydekaitė. Ir dar toks, nežinau, vyriškis čia irgi gaudė su medinė valtį, tai irgi 2 lydekas pagavo, irgi apie kilogramą. Aš savo paleidau, įsimaišo ir namo. Tai va. Čia dienos metu šitaip nuskanau, čia atstovi lydeka prie padugno. Čia nežinau, gali būti ir balta kažkokia žuvis. Čia va. Šios 3 lydekaitės stovi irgi prie dugno, prisispaudė. Tai va. Žuvį matau, žuvį atpažįstu, bet žuvį atpažįstu, bet niekaip nenori tie žuveliokai kibti. Tai vat, visur panašiai viduryje ežeriuko apie 3 metrus. 3,1. Stovi jos prie dugno ir nieko aš negalėjom padaryti. Labai, nežinau, lėtų pravedimą. Pravedžiau, vieną susigundė. Vakarienė.
Kažkaip taip atrodo agurkai. Tasgi kalakuto kažkokia filė, džiugas sūris. Ten kažkur duona susispaudus, na ir arbata. Tai jo, suvalgyt, dar kokio šokolado gabaliuką ant viršaus ir viskas. Varysime vat. Ešeriukas. Na, pasirodė. Gražus rainis. Pagavom, reiktų paleisti, ne? Bulvių maišo nepasiėmiau šiandien. Ar tik ne tas pats. Pikčiu. Žinokit. Čia gali būti, kad ir tas pats. Gerai. Dar kartą paleidžiu tai. Liks. Šitas jau mažesnis. Šerukai. Nu, va, kažkaip išsivartysim. Šiandien bent jau žuvį. Matau jau kelintą kartą. Plauk. Sėdi. Mažylė. Toks peilis.
įmamas. 2, 3, piam. Graži lydeka. Liuks. Kovinis, karočią, pantūnas. Žinau, čia kokį 10 gal centimetrų nerašant jų. Crackjack, 7-8 SPMR. Nežinau, jam čia matysis. Bet jo, 7-8 centimetrų SPMR. Kovinis. Žvakėm ir visako. Nedycka, bet tu čia į valtį nori iššokti. Ir kaip krokodilas. Bet reiks operacijos. Tai plauk. Nuvarė. Tipokas geras. Ramiai. Nu, va, koks tai gražuolis. Ant ko? Ogi ant mips aglijos. Rytinė žvejyba baigta, visai neblogai, kelios lydekos, keli šeriukai. Matėt, nežinau ar matėsi per kamerą, vėl tas pats žvejys buvo irgi, čia plaukė irgi mėtė. Tai va, teisybė. Ir
Ir ką, man, sakau, papuolė keletą lydekaičių, jam nemačiau, kad kas būtų visą rytą užkibę. Atsiprašau. Tai va, tokia ir žvejyba. Tokia ir žvejyba. Vakare vieną lydekioką ir šiandien. Kiek čia 4. Ja, teisybė. 4. Tai va. Bulvių maišo neturėjau su savim, tai visus paleidau. Tegul savo gyvena, dauginasi, nežinau, užauga didesnis. Nes nu visai jau iki kilogramą tokias. Teisybė. Iki kilogramą tegul gyvena. Tai va, tokie dalykai. Pirmas ežeras vakar nepasiteisino, nežinau, žiauriai nugaudyta, nežinau, aš ten tų vietų. Nuskanau su diperio tenais, nežinau, keletą karšių burelių, kad būtų tokie šniūrai kaip lydeko, kaip čia vat šitame ežere iš karto įplaukęs nuskanavau, tai na, nemačiau. Tai va, na, ežerą peržegnoju, viskas. Pabandžiau, nebeplauksiu niekad daugiau tenais. Tai va, lieka šitas mažesnis. Čia ir kuo, ir lydeko yra. Ir su plūdinė faina pasidėti, ir sakau, ir va, tų čipokų tokių nedickų pagaudyti. Tai va, nuo 7 iki kažkur 10 pagaudžiau čia, tai, na, jau toks jaučiasi, blemba, rudenėlis ateina. Reikia šiltos arbatos, reikia šilčių apsirengti. Jau papačiu ir su termorūbais. Tai va, nesėdėkit namuose ir jūs, važiuokit, pabandykit. Bent jau trumpam, nežinau, keliom valandom, kad tai nieko nepagausit, pabūsit gamtoj. Pakeisit aplinką, kaip sakant. Tai tiek. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksim kitame video. Iki.